nes labai mažiname kainas. Pažiūrėk, kas vyksta, jos labai krenta. Ir kai baigėme, nugalėdami Iraną, kuris yra smarkiai triuškinamas. Netrukus paskelbsiu Ormuzo sąsiaurį Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją. Iš esmės, tam ir turime blokadą. Trumpas pastarosiomis dienomis paskelbė prieštaringą pareiškimą, kalbėdamas uniformuotiems policininkams ir ugniagesiams. Jis pasakė, kad netrukus paskelbs Ormuzo sąsiaurį Jungtinių valstijų teritoriją. Ar tai buvo tik tuščias pasigirimas? Šiame vaizdo įraše parodysiu kažką, ką Jungtinės valstijos slapta daro ir kas rodo, kad jos tik blefuoja. Pereikime tiesiai prie esmės. 4 dienomis anksčiau nei pasakė, kad paskelbs Amerikos sąsiaurį, Trumpas jau buvo pristatęs trumpesnę šios pačios idėjos versiją. Sėdėdamas prie stalo ovaliajame kabinete, apsuptas fotografų, vienas žurnalistas tiesiai paklausė: kokia jūsų nuomonė apie Hormuzo sąsiaurį? Jis atsakė, kad tik viena jėga gali kontroliuoti Hormuzo sąsiaurį. Jungtinės valstijos šį amerikiečių blokadą pavadino plieninę sieną. Neklystantis. Vienintelė jėga, kuri šiuo metu kontroliuoja Hormuzo sąsiaurį, yra Jungtinių valstijų karinis jūrų laivynas. Turime blokadą, kuri buvo nepralaužiama. Tai plieno siena. Tai yra... Jie jau iššukavo visą sąsiaurį ieškodami minų. Ir čia atsiranda tikroji šio pasipuikavimo priežastis. Pasak naujienų portalo Axios, Hormuzo sąsiauryje jau kelias savaitės veikia jūrų koridorius, beveik slapta. Jis yra į pietus nuo sąsiaurio netoli Omano krantų. Kiekvieną naktį pro ten praplaukia nuo 15 iki 20 naftos tanklaidų, kuriuos saugo JAV oro pajėgų naikintuvai. Kiekvieną dieną iš Fort Brago vadovaujama operatyvinė grupė organizuoja kartu su Kuveitu, Saudo Arabija ir Jungtiniais Arabų Emiratais. Sudaro sąrašą, kurie laivai gali praplaukti. Ir suskirsto juos į laiko langus. Vieni skirti įplaukimui, kiti išplaukimui. Pasak Axios, to rezultatas yra apie 10 milijonų barelių per dieną grįžtančių į rinką. Tai yra pusė to, kas buvo eksportuojama prieš karą. Kai kuriomis naktimis pikas pasiekė 20 milijonų. Dabar atkreip dėmesį į šią detalę, nes ji daug ką paaiškina. Šis koridorius, arba kanalas, kaip kai kurie portalai vadina, neatsirado iš niekur šią savaitę. Jis turi kilmę. Birželį Jungtinės valstijos ir Iranas priartėjo prie laikino susitarimo atidaryti Hormuzą. Tačiau jis žlugo dėl labai konkrečios priežasties. Iranas norėjo, kad laivai plauktų šiaurinę trasą, kurią kontroliuoja Iranas, kuris galėtų nuspręsti, kas praeina ir imti už tai mokestį. Jungtinės valstijos norėjo apsaugoti alternatyvų maršrutą palei Omano pakrantę. Susitarimas žlugo daugiausia dėl šio maršruto ginčo. Ir šis ginčas nedingo. Jis tapo pačiu koridoriumi, kuris egzistuoja šiandien. Ir tai ne pirmas kartas, kai tokio tipo manevras ten įvyksta. Reuters tyrimas dar birželį jau buvo užfiksavęs, kaip Amerikos kariuomenė prižiūri 10 slaptų naftos perkelimų iš laivo į laivą, naudodama oro droną, vandens droną ir sraigtasparnį. Netoli Fudžeiros ir Soharo uosto Omane. Iki tol šiame procese dalyvavo mažiausiai 116 laivų. Ir yra viena gana įdomi detalė. Ši technika, kai krovinys perkraunamas slapta ir išjungiamas laivo atsakiklis, kad jis dingtų iš radaro, yra ta pati, kurią pats Iranas jau daugelį metų naudoja apeidamas sankcijas. Kitaip tariant, Jungtinės valstijos paėmė priešininko taktiką ir panaudojo ją prieš jį patį.
Ir šio koridoriaus rezultatą galima pamatyti žemėlapyje. Nereikia jokių sudėtingų statistinių duomenų. Jūrų sekimo duomenys rodo, kad laivai kaupėsi Fudžeiros ir Dubajaus pakrantės inkaravimo vietose, laukdami savo eilės praplaukti. Tuo tarpu kitoje artimųjų rytų pusėje, Bab el-Mandabo sąsiauryje, eismas ten smarkiai išauga. Daugiau nei 40 laivų kerta per dieną, kai kuriomis dienomis. Čia, Hormuze, šiek tiek daugiau nei 10. Skirtumas akivaizdus. Tik šis žemėlapis rodo tuos, kurie įjungia atsakiklį. O Vilkstinė, kaip jau matei, plaukia su išjungtu atsakikliu. Taigi tie 10, kuriuos matome, yra tik viršūnė. Tikrasis rautas yra toks, kokį aprašė Axios. O ką rodo žemėlapis, tai būtent šio reiškinio pasekmė. Tai laukiančiųjų eilė. Ir ši eilė nejuda savaime. Kažkas nusprendžia, kas iš jos išeis. Nes koridorius nėra tik eskorta. Tai ir blokada. Tie, kurie nusprendžia, kas praeis, o kas liks stovėti, yra amerikiečiai. Atkreip dėmesį į šį garso įrašą. Tai yra radijo įrašas, kurį paskelbė CENTCOM. Jungtinių Amerikos valstijų centrinė vadovybė. Kapitone, prašome pakeisti kursą į 190. Jei nepaklusite, mes priversime jūs vykdyti šį įsakymą jėga. Čia kalba amerikiečių karo laivas. Kitoje linijos pusėje krovininis laivas, bandantis pasiekti Irano uostą. Girdite? Balsas prašo kapitoną pakeisti kursą. Ir perspėja, kad jei jis nepaklus, prieš jį bus panaudota jėga. Štai kaip veikia šis koridorius. Ne diplomatijos keliu. Tai vyksta įsakymu, už kurios stovi grasinimas panaudoti jėgą. Ir pasak pačios Amerikos vadovybės, tai nėra pavienis atvejis. 10 laivų jau buvo nukreipti kitų maršrutų. Kai kurie buvo išjungti, kiti perimti. Kitaip tariant, nafta iš Persijos įlankos gali išplaukti. Laivas plaukiantis į Iraną negali įplaukti. Iš esmės, būtent tai Trumpas ir pasakė tame pačiame atsakyme. Kitiems jis atviras, bet ne jiems. Ir kad suprastum, kokio tai masto, pažiūrėk, kas yra pavojuje. Hormuzo sąsiauris sudaro apie 20% visos pasaulyje cirkuliuojančios naftos ir dujų. Kai prasidėjo karas, Carlyle Group, viena didžiausių pasaulio turto valdymo bendrovių, apskaičiavo, kad toks smūgis galėtų išimti iš rinkos nuo 5 iki 10 milijonų barelių per dieną. Kažkas panašaus į naftos krizę 7-ame dešimtmetyje. Būtent tokį kiekį dabar į rinką grąžina koridorius, kiekvieną naktį, niekam nematant. Tai dar nėra įprastas kiekis, bet tai yra skirtumas tarp krizės ir žlugimo. Dabar kyla klausimas. Kaip galima per naktį praleisti 20 naftos tanklaivių po revoliucinės gvardijos nosimi? Ir atsakymas nėra jūroje, jis yra ore. CENTCOM vykdė 2 savaičių kampaniją. Ne prieš Irano laivyną, prieš jo akis. Taikėsi į pakrančių radarus, jūrų stebėjimo sistemas. Viską, ką Iranas naudojo sąšiauriui stebėti. Pasak Amerikos pareigūnų, kurie kalbėjo su Axios, šiandien Iranas stebi pietinį kanalą tik su keliais radarais, kuriuos pavyko atstatyti. Ir su stebėtojais greitaeigėse valtyse stebinčiais plika akimi. Ir tai paaiškina vieną dalyką, kurį rodo jūrų stebėjimo duomenys. Didžioji dalis pastarųjų išpuolių prieš laivus įvyko būtent pietų maršrute, tame pačiame koridoriuje. Pasak pareigūnų, Iranas žino, kur eina Vilkstinė. Ko jis nebežino, tai kada ir tiksliai kur. Taigi jis šaudo į tą zoną aklai, o amerikiečių naikintuvas yra būtent tam, kad perimtų tai, ką jis paleidžia. Vienas iš pareigūnų pasakojo, kad per šią operaciją jau numušė 8 dronus ir 2 Irano sparnuotasias raketas. Ir vienas iš jų Axios trumpai apibendrino, kas vyksta. Mes jau 2 mėnesius kontroliuojame pietinį kanalą. Revoliucinė gvardija gali trukdyti, bet ji nekontroliuoja sąsiaurio.
kas kontroliuoja, tai mes. Nes visiškai 100% kontroliuojame sąsiaurį. Ar jie gali sukelti problemų? Taip, jie gali sukelti problemų. Bet jie yra bankrutavę, jie neturi pinigų. Žinai, Iranas yra bankrutavęs, visiškai bankrutavęs. Dabar grįžkime prie to, kas buvo pasakyta ovaliajame kabinete. Jis pavadino blokadą plieninę sieną. Sakė, kad ji yra neįveikiama, kad kontrolė yra 100%. Kadangi šis naujas kelias veikia kiekvieną naktį, Trumpo žodžiai nėra vien tuščias girimasis. Jis viešai sako tai, ką operacijos komanda sako, kai kameros išjungtos. Ir po 4 dienų jis dar labiau padidino statymą, pareiškęs, kad sąsiauris yra Amerikos teritorija. Irano revoliucinė gvardija, kuri daugelį metų grasino uždaryti šį sąsiaurį, dabar žiūri į jį ir net nemato, kas pro jį praeina. O ką iš kitos pusės gali pasiūlyti Iranas? Na, reikalavimų sąrašą. Pagrindinis Irano derybininkas sakė, kad šalis nenusileis, kol Jungtinės valstijos neįvykdys visų jų reikalavimų. Tarp jų yra kompensacija už karą, uostų blokados nutraukimas, pajėgų išvedimas iš regiono, sankcijų nutraukimas ir įšaldytų aktyvų grąžinimas. Dabar sustok ir pagalvok, ką šis sąrašas reiškia. Šalis, kuri laimi karą, neprašo kompensacijos. Neprašo grąžinti įšaldytų pinigų. To prašo tas, kuris skaičiuoja monetas. Ir tai sakau ne aš. Pats Trumpas pasakė tame ovalinėme kabinete, kad Irano infliacija būtų arti 300%. O iždas, kuri taiko sankcijas, naudoja dar griežtesnę išraišką. Ekonomika smunka laisvų kritimų. Iš tikrųjų, Iranas sėda prie derybų stalo su milžinišku sąrašu ir tuščia kišene. Iranas net bandė užsidirbti iš paties sąsiaurio. Jis sukūrė savo instituciją, kuri pasak JAV iždo ima iki $2 milijonų siekianti mokestį už kiekvieną laivą, plaukianti maršrutais, kuriuos jis laiko teisėtais. Ir pažiūrėkite, kaip amerikiečiai į tai sureagavo. Pirmiausia, pinigais. JAV iždas pavadino šį mokestį reketu ir ėmėsi persekioti laivus, kurie palaiko šią schemą. Tai daugiau nei 100 vadinamosios šešėlinio laivyno laivų. Tai ta maskuotų tanklaivių tinklas, kurį Iranas naudoja slapta parduoti naftą, kurie jau pateko į sankcijų sąrašą. Ir tada griežčiausias atsakas, kurio net nereikėjo skelbti – koridorius. Nes Iranas ėmė mokestį už praplaukimą. O praėjimas? Dabar tas, kas parduoda, yra Jungtinės valstijos. Iš esmės, Iranas liko su rinkliava rankoje ir be kliento. Ir yra dar viena detalė, rodanti, kaip rimtai Amerikos vyriausybė į tai žiūri. Pažiūrėkite, koridorius eina visai šalia Omano krantų. Omanas yra Jungtinių valstijų sąjungininkas. Ir tuo pačiu metu tai yra šalis, kuri tarpininkauja su Iranu. Nes 17 dieną Trumpas perspėjo, kad gali smogti Omanui, jei ši šalis trukdys pastangoms sąsiauryje. Tai griežtas perspėjimas sąjungininkui. Bet tai parodo vieną dalyką. Jungtinėms valstijoms šis koridorius nėra derybų objektas su niekuo, net ir su tais, kurie padeda. Ir dar daugiau. To pačią 19 dieną, kai Axios atskleidė koridorių, Trumpas 2 kartus kalbėjo apie Iraną. Ir abu pasisakymai kartu rodo, kad koridorius tai yra tik plano dalis. Pirmasis buvo popiet, Baltųjų rūmų tribūnoje. Jis pasakė, kad Hormūzo sąsiauris nebebus toks svarbus, koks buvo anksčiau. Priežastis? Jungtinės valstijos rekordiškai daug stato naftotiekių ir randa kitų naftos šaltinių savo pačioje šalyje. Kitaip tariant, jis sako, kad po kelių metų net nereikės pro ten plaukti. Antras kartas buvo šiek tiek daugiau nei po valandos jo socialinėme tinkle Truth Social. Pažiūrėk į jo įrašą. Jis paskelbė tai, ką pavadino ekonominė D diena. Žinutė paprasta. Bet kuri šalis, bet kuris bankas,
Bet kuri įmonė pasaulyje, kuri bet kaip padės Iranui, susidurs su pasekmėmis. Naftos kontrabanda, pinigų pervedimai, fiktyvios įmonės – viskas. Dabar sudėliokime šio galvosūkio dalis. Pirma, koridorius, kuris šiandien kiekvieną naktį išveža naftą iš Persijos įlankos. Antra, sankcijos, kurios tuo pačiu metu nutraukia Irano pinigų srautus. Ir galiausiai naftotiekiai, kurie, jei bus įgyvendinti, atims iš Irano galimybę grasinti pasauliui šio sąsiaurio. Viena priemonė dabar, kita artimiausiam laikotarpiui, dar viena ateičiai. Akivaizdu, kad jie turi planą. Ir būtent vykdant šį planą, Trumpas nuvyko ten ir kalbėjo Amerikos teritorijoje. Ar tai būtų bravūra ar ne, faktas tas, kad sunkiausia dalis jau yra daroma. Kas dar nėra nuspręsta, tai kiek laiko Iranas dar atlaikys. Pasak Axios, koridorius jau atkūrė pusę naftos srauto, kuris ten ėjo prieš karą. Kita pusė sugrįš tik tada, kai Iranas pasiduos arba kai jam pritrūks pinigų tęsti. Jei jums patiko pamatyti šią karo dalį, apie kurią portalai nepasakoja, paspauskite patinka ir užsiprenumeruokite, nes ši istorija dar turės naujų skyrių. Iki kito vaizdo įrašo.